Pasidekoruokim namus kartu. Nebus labai daug kažko, tiesiog nusipirkau pagalves. 2. Nes gavau 2 užvalkalus, tokius pavasariškus, tai galvoju, tai norėčiau įsivilkti jos ir neturėjau pagalvių, tai vakar nusipirkau. Čia yra užvalkalai šitie tokie va. Aišku, mano sofa yra gan maža ir aš nežinau tos pagalvės, ar man tam patogu bus jas laikyti, bet aš tiesiog norėjau labai. Pagalvės kainavo po 1,50 €. Aš šiaip neišmatavau užvalkalo, tiesiog nusipirkau pagalvės standartinio dydžio. Čia one size parašyta. Čia yra cam and cam. Nu, manau, bus gerai. Kaip ir galėtų būti didesnė pagalvė, nes čia labai tuščia šonuose. Bet taip pažiūrėjus, tiesiog tai visai normaliai. Pasakyk, kad esi taupus žmogus, nesakydamas, kad esi taupus žmogus. Aš turėjau biodermos kremą tokį gerą ir jisai man jau nebeišsipumpavo ir man buvo gaila išmest, nes aš jaučiu, kad ten daug dar yra jo. Aš prapjau tiesiog tą buteliuką ir tiesiog susidėjau tą likusį kremą čia ir aš jį naudoju tiesiog tai. Ar nebus per daug? Nu, tipo. Dar esu mačius, kad čia deda. Nekeistai atrodo. Situacija dabar tokia, nu... Nežinau, man kažkaip keistai atrodo, bet apačiu gal ir taip turi būti. Nežinau, nesuksiu galvos, paliksim, bus gerai. Ką aš dar čia turiu? Turiu žvakių. Tak vat, dabar ką tik šitą užsidegiau, pradėjau deginti. Ir dar niekaip nesudeginu, jinai nemirtinga, aš nesuprantu. Kalėdinė žvakė. Jinai tiesiog nesudegiau, jau ten, nu, belė kiek dega. Čia iš vis, nu, žodžiu, nesėkmingas degimas, bet jinai niekaip nesudega. Ir aš tiesiog galvoju ją tiesiog išmesti, nes aš pavargau ją deginti. Tokią būtų faina užsidėti. Dar turiu tokią dėžutę. Aš galvoju, gal čia susidėti papuošalus. O gal ne? Bet ką aš čia daugiau laikysiu? Nes aš laikau papuošalus tiesiog ant tokio debesėlio, ant padėkliuko. Galiu parodyti. Čia pas mane yra toks kaip langelis. Nežinau kodėl, bet visai fainai. Ir aš turiu tokį padėkliuką. Ir čia jau prikaupiau papuošalų. Iš pradžių buvo viena grandinėlė, tada auskarai atsirado, tada dar vieni auskarai. Čia kaktusiukas mano. Žiūri keistai atrodo, kažkaip tuščia. Šonų taip kaip ir nesąmonė. Ir tipo atidarinėt kiekvieną kartą. Nežinau, kažką reikia galvoti. Galvoju laikyti ne papuošalus, o pavyzdžiui turiu tokių sagtukų, gumelių tokių gražesnių ir gal jas susidėti, nes aš jas tiesiog stalčiui sumetus laikau. Tiek minčių kyla, aš jau nebežinau, ką aš noriu daryti. Turiu šitos raudonus, turiu dar vienus. Tokiam maišelį laikau. Yra tokie dar, tai galvoju gal juos, kadangi jie ten nesimėtytų, taip susekti. Turiu tada juodų, nežinau kodėl 3 tik tai. Aš jų daugiau turėjau. Turiu tokius sagtukus, bet aš jų niekada taip ir nepanaudojau. Galvojau, bus patogu, kai makiažą darausi, tipo, susekti, nes jie tokie laisvi. Jo, aš niekada jų nepasiemu į rankas, ir tiesiog pamirštu, kad jos turiu. Tai jų turiu 4. Gal kažkada panaudosiu. Gal. Turiu šitą gėlytę, bet jinai netelpa. Turiu tokį va. Tai šitą visai čia įdėčiau. Ir matau jau, kad gumelės tai tikrai netilps. Ką aš savo galvojau, gal visai ir cute. Atsidarai, pasiėmė, ką nori. Visai fainai. Provau tą dėžutę, sagtukų, bet supratau, kad neturiu kur jos laikyti. Būtų faina į spintą pasidėti, kur aš laikau ten šukas, viską, bet ten tokia pertvarkyti, dabar ten reikia pertvarkyti. Žodžiu, kažkada reiks apsimti visų spintos tvarkymų. Bet to aš dar šiaip nekalbėjau apie savo plaukus. Aš nežinau, man plaukai yra labai svarbus dalykas. Ir aš kai juos nusikirpau, čia buvo geriausias sprendimas mano, ta prasme, aš taip sleinu dabar. Aš net galvoju, kad man gal labiau tinka tokie trumpesni plaukai negu tokie. Anyways, palikau kavą. Cheers.